ir mes galbūt kartais per daug tikimės iš mediatoriaus jo sprendimų, kuomet realiai jisai turi būti atsakingas tik tai už sklandų procesą. Kita vertus, vėlgi verta pagalvoti tada, kada jau tikrai yra tas laikas, kad mediatorius turi sudėti, kaip sakoma, tuos jau ginklus visus įrankius ir sakyti, taip aš padariau viską, arba aš išnaudojau visas galimybės. O ką tada tam vabzdžių mediatoriui daryti, nes įstatymas numato, kaip turėtų būti nustatoma ta teisė, pranešant kitai šaliai apie pasitraukimą iš mediacijos. Sveiki žiūrovai, šiandien susitinkame trečiojoje Lietuvos mediatorių rūmų tinklalaidės Mediacijos anatomija laidoje. Su mūsų laidos svečiais šiandien diskutuosime tema apie mediacijos pabaigą. Šiuo itin mediatoriams aktualių klausimų sutiko padiskutuoti ir savo patirtimi pasidalinti Indrė Kasiulaitė, Lietuvos mediatorių rūmų pirmininkė. Sveiki, Indrė. Labadiena. Mediatorius Saulius Tamoševičius. Sveiki, Sauliau. Sveiki. Na ir mediatorė, advokatė Inga Kudinavičiūtė Michailovienė. Sveiki. Inga. Sveiki. Laidą moderuosiu aš, advokatė mediatorė Karolina Gasparkė. Klausimas Indrei, kadagi mes galime laikyti, kad mediacija pasibaigė? Koks yra tas mediacijos pabaigos momentas? Turbūt pradėti norėčiau nuo to, kad kalbėti apie mediacijos pabaigą galim pirmiausia tuomet, kai žinom, kad mediacija iš tikrųjų prasidėjo ir tinkamai prasidėjo, nes tikrai prie esamo reguliavimo mes labai dažnai kalbam apie privalomą mediaciją, kur procesas baigėsi dar neprasidėjęs, kitaip tariant, pasiūlius ar ne vienai pusiai medijuotis, antroji ne visuomet sutinka arba kartais atsisako. Tai jeigu tas inicijavimo procesas ar privalomosios ar bet kurios kitos mediacijos atveju buvo įgyvendintas tinkamai ir mes galim laikyti, kad mediacijos procesas pradėjo, bet kuris etapas ir bet kuris, toksai aspektas, kuomet šalis išreiškia savo valią arba mediatorius išreiškia savo valią apie tai, kad mediacija turėtų jau baigtis arba baigėsi, mes ir galim laikyti tai to proceso pabaigą. Tai tikrai labai norisi aiškiai pabrėžti ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes jau kalbam ne tik tai apie tą mediacijos pradžią, kaip tinkamai inicijuoti ar ne, kaip paskatinti šalis dalyvauti, bet kaipgi tas procesas turėtų tinkamai pasibaigti ir kokie lūkesčiai ar ne tai pabaigai tinkamai ir kokie galbūt iššūkiai kyla tiek mediatoriui, tiek ginčo šalims tinkamai ją užbaigiant. Aš gal truputėlį lysiu gilyn šitoj vietoj ir klausiu, kas būna situacijoje ir ar galim laikyti tai mediacijos pabaigą, jeigu inicijuojanti šalis iš mediacijos proceso dar iki antrosios šalies atsakymo, ar jinai sutinka dalyvauti mediacijoje, kažkaip sugalvoja pasitraukti, ar jinai turi teisę reikalauti mediacijos pažymos? Geras klausimas ir sakyčiau tikrai ne tai, kad dažnas, bet pasitaikantis atvejis. Tai čia galbūt ir svarbu susidėlioti tuos taškus ant į, kad suprasti, ar ne, kokiasgi tas procesinės teisės kiekviena ginčo šalis turi. Tai jeigu asmuo mediaciją inicijuoja, kreipiasi į mediatorių arba naudojasi valstybės finansuojama mediacija ir kreipiasi į tarnybą, ar ne, mediatorius išsiunčia kvietimą kitai pusiai sudalyvauti mediacijoje ir ginčą spręsti taikiai, tačiau ta inicijuojanti pusė persigalvoja ar ne, pakeičia savo nuomonę antrai pusiai dar nesutikus, tai žinoma, tokiu atveju mes negalim laikyti, kad šalis tinkamai įgyvendino ar ne tą teisę. Be abejo, persigalvoti teisę tikrai turi, bet tuomet mes jokių būdų nelaikom, kad įvyko mediacijos procesas ir galima išduoti pažymą apie mediacijos pabaigą, bet netgi negalim tikėtis, kad mediatorius išduos pažymą apie tinkamai inicijuotą procesą, nes jisai iki galo neįvyko. Ačiū. Klausimas Ingai, kuris mediacijos pabaigos pagrindas jūsų manymu kelia praktikoje daugiausiai klausimų? Situacija nėra lygi. Iš tikrųjų, tų klausimų gali sukelti bet kuris įvardytas, nes jie iš tikrųjų neturi jokios hierarchijos. Mes nelaikom, kad jeigu vieno nepanaudojom, tai tiesiog kitas būtinai turi sekti iš paskos ar panašiai. Tai iš esmės, galbūt mano praktikoje man labai dažnai kyla klausimų, kada pats mediatorius galvoja tiesiog, kad jisai pabaigia mediaciją. Tiesiog pasitraukia pats mediatorius, jeigu taip pasakyti buitiškai. Tai šitoje vietoje
Kodėl, sakykime, kyla klausimų? Kyla klausimų ir šalims, nes dažnai būna neiškomunikuojama, kodėl tai atliekama. Na, mediatorius ir neturi kaip tokių pateikti priežasčių, ten įvardinti sąrašo ar panašiai, bet vis tiek, na, kažkoks tai, sakykime, paaiškinimas, na, suprantamas žmogui, jis tai turi būti pateiktas. Kita vertus, vėlgi verta pagalvoti tada, na, kada jau tikrai yra tas laikas, kad mediatorius turi sudėti, kaip sakoma, na, tuos jau ginklus visus įrankius ir sakyti, taip aš padariau viską, arba aš išnaudojau visas galimybės, arba, sakykime, galbūt, na, trūksta ir kompetencijos tai tokiai situacijai medijuoti. Aš nematau galimybės, kad jūs susitarsit. Arba per daug pas jūs viskas konfliktiškai, ypatingai jeigu buvo šaudyklinė su vienu pakalbėjau su kitu telefonu, net nepabandžius, na, sukooperuoti, taip vadinkim, galbūt nebūtinai prie, kaip mes dabar sėdim, akivaizdiniu būdu, bet galbūt to pačiu nuotoliniu būdu, tai aš manau, kad, nu, neišnaudota ir netlikta viskas kaip turėtų būti. Ir tokiu atveju trūksta ir patiems žmonėms aiškumo ir jie ir nusivelia. Tada, jeigu jie nukeliauja į atitinkamą į teismą, tai jie jau turi tam tikrą skeptinę nuomonę apie, tarkime, teisminę mediaciją. Išgirsta mediaciją, sako, ji nieko nedavė, negalima padėti. Tai tiesiog ta pozicija mano tokia yra. Taip, Indrė. Aš gal labai trumpai noriu papildyti, Inga, tikrai pritariu, kad čia irgi vienas iš tokių, na, klausimų keliančių ir ne tik mediatoriams, bet ir šalims, na, to pabaigos būdų. Bet pats klausimas toks sudėtingas, todėl kad aš manau, kiekvienas mediacijos pabaigos pagrindas, jisai gali turėti, na, savų aspektų. Net kai mediacija baigėsi tarsi ir taikiai, ar ne, ir šalys susitarė, rytoj, na, mes galime matyti visiškai kitą vaizdą ir tų klausimų kyla visiems. Kuomet viena iš pusių pasitraukia, irgi gali atrodyti viskas labai paprasta, nes mes gerbiam, ar ne, šalies sprendimą nutraukti bet kada, bet kitai pusiai gali kilti klausimų ir vėlgi, na, labai svarbus tas mediatoriaus matyti visais atvejais, na, tas iškomunikavimas, kad ir kokiu pagrindu mediacija baigėsi, na, turbūt darbas mediatoriaus ties tuo dar nepasibaigė ir mes matyti apie tai šiandien ir pakalbėsim, kiek daug dar to mediatoriaus tinkamo įsitraukimo reiktų ir reikia ir tikimasi, ar ne, tam, kad bet koks mediacijos, na, pabaigimas būtų, na, atliktas sklandžiai, aiškiai, ar ne, ir kiltų kuo mažiau klausimų. Taip, tai Sauliau, kokia jūsų nuomonė yra, kada yra ta riba, kada mediatorius turėtų imtis visgi iniciatyvos nutraukti mediaciją? Kiekvienos mediacijos pradžioje šalim labai aiškiai nurodau jų teisę bet kuriuo mediacijos proceso metu pasitraukti iš mediacijos, jeigu mano, kad mediacija yra, tarkim, jiem nebereikalingas procesas arba nebenori tęsti to proceso. Nes, na, prievartos nėra, kaip savarankiškai mes savavališkai ateinam, taip galim bet kuriuo proceso metu ir pasitraukti. Šalys kartais pasinaudoja netinkamai šitą teisę ir pasako, aš pasitraukiu žodžiu. Arba telefonu paskambina ir sako, aš pasitraukiu. Na, o ką tada tam vargšui mediatoriui daryti, nes įstatymas numato, kaip turėtų būti nustatoma ta teisė šalies pranešant kitai šaliai apie pasitraukimą iš mediacijos. Tokiu atveju aš manau, kad ta riba tarp to savanoriško pasitraukimo iš mediacijos proceso ir mediatoriaus teisės baigti mediacijos procesą gali būti labai arti, nes jeigu negaunu to sutikimo, turiu užbaigti tą procesą. Procesas, na, nebėra iš esmės reikalingas ir mediatorius, na, nebegali bendrauti su viena šalim. Tokiu atveju aš bent jau renkuosi tą būdą užbaigti mediacijos procesą, mediatoriaus iniciatyva, nes, na, nėra apie ką daugiau kalbėti. O tie būdai, kada atvejai, galbūt tiksliau kalbėti, kada mediatorius galėtų priimti sprendimą nutraukti tą mediacijos procesą savo iniciatyvą, gali būti iš esmės įvairūs. O kaip teisingai ir sakė, jeigu, tarkim, ar ne, mediatorius deda maksimalias pastangas, tačiau kita šalis vilkina tą procesą, tai atideda kažkokiais, tai serga, tai išvyksta, tai pamiršo, tai interneto nėra kaip tyčia būtent tą dieną ir tą valandą. Tai mediatorius gali vienas iš būdų atveju būti dėl to priimti sprendimą nutraukti mediaciją. Kitas gali būti dėl to, kad mediatorius gali mediacijos proceso metu pasijusti šališkas, ypatingai tais atvejais, kuomet klausimas susijęs su mediatoriui, na, jo realiam gyvenime jautriais klausimais, nepaisant to, kad, na, mes turim siekti to aukščiausio nešališkumo standartų kaip mediatorių profesionalumo, na, bet vis viena mediatorius irgi lygiai taip pat yra žmogus ir tie klausimai būna
gali būti jautrus. Tokia atveju labai svarbu iškomunikuoti yra ir šalim, kad jeigu jūs, tarkim, pastebėsit kažkokius galimus šališkumo apraiškas ar neinformuokit, bet jeigu mediatorius pats turbūt pajaučia, kad nebegali ar ne, jau tinkamai vertinti kitos šalies, išgirdęs tai, kas buvo pasakyta kitos šalies, manyčiau, kad irgi reikėtų pasitraukti iš mediacijos ir, arba pasiūlyti pakeisti mediatorių, tęsti tiesiog mediacijos procesą. Taip pat gali būti atveju, kad, tarkim, šalis piktybiškai naudojasi mediacijos proceso metu siekdama gauti kuo daugiau informacijos, nepaisant to, kad žinom, kad mediacijos procesas visiškai konfidencialus ir tu čia niekur nepanaudosi, nei teisme, nei kažkur kitur tos sužinotos informacijos, bet strateguojant, tarkim, ginčo ateitį teisme, ta informacija sužinota gali būti iš esmės labai naudinga, kur kažkur galėtų paspausti kitą šalį sužinojant informaciją, nepaisant to, kad aš ne iš mediacijos sužinau, aš iš kažkur kitur sužinau, aš žinojau. Arba tiesiog mediatorius irgi gali, manau, užbaigti tuomet, kuomet šalis nesilaiko taisyklių susitartų mediacijos proceso pradžioje, jeigu ten neįžeidinėti, nekalbėti apie dalykus, kurie nesusiję, tarkim, nepertraukinėti, ar ne, ir iš vien girdisi kažkokie įžeidinėjimai kito šalį arba kaltinimai kitos šalies, tai manau, kad irgi, nepaisant po tų pakartotinių galbūt įspėjimų, vis tiek šalis nesilaiko tų taisyklių susitartų, vargu bau ar mes galėsime rasti tą kažkokią konstruktyvę diskusiją tų klausimų sprendimai. Tai manyčiau, tokie būtų tie iš esmės pagrindiniai, bent mano praktikoje pasitaikę atveju, kuomet, aš galbūt galėčiau galvoti apie mediacijos nutraukimą savo iniciatyvą. O jūs, kolegos, kokiais dar nutrauktumėte? Gal tokį iš praktikos, galbūt, ir kadangi nemažai teko domėtis ir tema apie smurtą artimoje aplinkoje, tai man tiesiog beklausant Sauliaus kilo dar vienas pavyzdys, kad kartais mediatorius, be bendraudamas su šalimis, tiek bendrų susitikimų metu, bet dažniau ir individualiai gali sužinoti tam tikros informacijos, kuri, irgi byloja ir kartais įpareigoja mediatorių priimti sprendimą nutraukti informaciją, kai mato, kad mediacijos procesas gali būti nesaugus, žalingas arba tolimesnė jo tąsa, gali kažkaip tai pakenkti kitos šalies galbūt procesiniam teisėm, tai tokiu atveju irgi norisi pasakyti, kad tą įstatymą numatytą galimybę mediatorių nutraukti ar ne mediaciją, kai kada yra labiau net pareiga, o ne galimybė, nes mediatorius turi būti budrus ir jisai turi būti tas saugiklis, matydamas, kad procesu yra manipuliuojama ar ne, arba jis naudojamas ne tuo tikslu, kurio turėtų būti, nebevilkinti ir laiku priimti sprendimą, apsaugant ir kitą pusę, kuri galbūt to nepastebi. Tai tas irgi yra svarbu. Ačiū. Ar yra kažkokių praktinių patarimų, kaip mediatorius turėtų dokumentuoti šitą priežastį, kodėl jisai nusprendžia vis dėlto nutraukti mediaciją, kad paskui negavęs, tarkim, skundą iš šalies galėtų apsiginti? Tai, turbūt čia mes nekalbam apie tam tikrą dokumentavimą. Mes turim suprasti, kad mediatorius tokį sprendimą tikrai padaryti gali. Ir vėlgi, turbūt svarbiausia yra apie tai, kaip mediatorius komunikuoja su šalimis. Man labai patiko Sauliaus pavyzdys, kuomet jisai minėjo, kad jau pačioje mediacijos pradžioje, ar ne, mes prieš galbūt leidžiantis ar ne įtyrinėjimą paties ginčo, turim su šalimis susitarti dėl tokių taisyklių, ar ne, dėl to, kaip procesas vyks ir šalis turi labai aiškiai žinoti, ką mediatorius gali ir negali. Tai, kad aš paminiu, kad ir kiekviena iš pusių ar negali pasinaudoti savo teisę pasitraukti iš proceso ir tam tikrais atvejais aš galiu tą padaryti, yra labai svarbu ir tuomet šalims tai netampa kažkoks tai siurprizas. Paminėti apie tai, kodėl toks sprendimas yra priimamas, čia yra labai delikatu. Galbūt tam tikrais atvejais visai ir sveika paminėti ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, ar ne, mes matau, kad sunkiai pavyksta laikytis taisyklių ir tiesiog nerandu būdų, kaip bendrauti toliau. Tai vienintelis būdas, ką matau kaip mediatorė, nutraukti procesą ir galbūt palinkėti jums ieškoti kitų būdų, kaip ieškoti tos taikos, ar ne. Bet tam tikrais atvejais, išgirdus jautrią informaciją, pavyzdžiui, vėlgi dėl smurto artimoje aplinkoje arba kažkokių kitų dalykų, tikrai mediatorius turėtų laikytis konfidencialumo principo ir jis neprivalo to atskleisti kitai pusiai, juo labiau negalėtų to padaryti ir atspindėti galbūt ir mediatoriaus išduodamoje pažymoje, tiesiog nurodydamas svarbu tinkamą tą mediacijos pabaigos pagrindą. Ačiū. Tiesiog norėčiau galbūt tokį klausimą iškelt, kada ta komunikacija jinai yra svarbi šalims, bet tekę yra, tarkim, būti mediacijoje, kuomet mediatorius įvardijo. Šalis turėjo abi advokatus ir
Antrame susitikime tiesiog mediatorius pasakė, aš pasitraukiu, todėl kad jūs turit, abi šalis turite advokatus, tai jūs ir tarkitės. Tai man, tarkim, labai buvo keistai, tuo metu aš atstovavau irgi klientą, man buvo keista priežastis mediatorius pasitraukimo, todėl kad, vis tiek advokatai lieka advokatais. Tai tikimybė, kaip pakryps procesas, tarkim, kuomet dar, jau vyksta, einame į susitarimą, tačiau vis tiek taikos sutarties, nėra dar tų tokių išgrynintų dalykų labai. Ir tiesiog, paimti ir pasakyti, kad, aš jau čia nebereikalingas. Tai tada klausimas, o gal ir nebuvo reikalingas tada, iš esmės. Ir tokia priežastis nuskamba keistai. Todėl, kai mes aptariam tuos pasitraukimus, aš dėl to ir sakau, kad paties mediatoriaus apsisprendimas, vis dėlto jisai, gali būti ir labai subjektyvios priežastis, gali būti ir objektyvios, bet gali būti tada kartais ir tokios keistos, kurios tiesiog, su mediatoriaus kaip profesija, tai kaži, ar tada, suderinam. Tai vėlgi kaip toks pastebėjimas. Kitas momentas vėlgi diskutavom, ar galėtų ir ką galėtų padaryti, pavyzdžiui, mediatorius, kuomet šalis ateina į procesą, į sesiją mediacijos, jos sutinka, bet viena iš šalių, ir kaip sako Saulius, aptariam tam tikras taisyklės, kaip galbūt nuo pagarbos elementarios, nuo bendravimo, komunikavimo, konfidencialumo principo, bet viena iš šalių toliau tęsia procesinius veiksmus. Kitaip tariant, jinai kreipiasi dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo, jinai kreipiasi vaiko teisų tarnybą, tarkime, dėl tam tikrų, sakykime, ir tada, mediatorius yra klausima. Tai ar kas čia vyksta? Ar tai yra noras tartis šalies, ar tai yra vilkinimo tam tikras procesas, apskritai laiko ir bylos tiesiog inicijavimas bet kokiu atveju. Ir čia mediatorius vėlgi, ką jisai turėtų tada atsakyti? Uždrausti tą daryti šaliai, kaip ir negalima, nes apskritai mediatoriai ir draudimai nelabai čia turbūt suderinami, bet todėl, kad įstatymas tą numato teisės normą. Pasakyti, kad jūs palaukite, kažko nedarykite, vėlgi, tai ar tada nebus šališkumas tam tikras, kad palaiko galbūt vieną. Tai man tai nemažai tokių klausimų kyla pagal esamą reguliavimą civilinio proceso kodekso ir mediacijos įstatymo, sakykime, nuostatų, kaip tas mediatoriaus vaidmuo turi būti, tos koreliacijos. Nes šitoje vietoje mediatorius kartais tampa savotiškų įkaitų ir pasirinkti kažkokį sprendimą, tai vėlgi, matyt, tada ir belieka galbūt pasitraukti, todėl kad šalių interesų balansai labai skirtingi, arba požiūris į tą reikalą, arba jau tada pasitraukia viena iš šalių, net nesuteikiant galimybės mediatorių galbūt ir padirbės šitoje vietoje. Tai čia toksai pastebėjimas, kada ta mediacija, galbūt, kaip ir sakė, naudojama ir galbūt ir piktnaudžiavimui, bet kartu tai nelaikoma piktnaudžiavimu, nes naudojama procesinė savo teise kaip tokia. Tai čia jau kiti matyti aspektai, kuriuos reikėtų ir tobulinti tam, kad būtų aiškumas mediatorių, kaip veikti šitoje vietoje. Nes turbūt ne veltui ir kalbam apie tai, kad kiekvienas mediacijos procesas yra unikalus. Tikrai nėra vieno recepto ir kai kada galbūt net panaši situacija, ar ne, byloja apie mediatoriaus pasimetimą ir galbūt tas teisės pasitraukti ar nenutraukti mediaciją pasinaudojama kaip pabėgimą iš savo nekomfortiškos situacijos, ko matyt neturėtų būti, ar ne, ir mediatorius su procese kylančiais iššūkiais ir tam tikrom aklavietėm turėtų rasti kitų mediatoriaus įrankių, kaip tvarkytis. Bet kai kada ar ne, vėlgi pusės ginčo šalys ir jų atstovai irgi kelia pernelyg didelius lūkesčius mediatoriui, kad jis tarsi turėtų priimti tam tikrus kitus procesinius sprendimus ir mes galbūt kartais per daug tikimės iš mediatoriaus jo sprendimų, kuomet realiai jisai turi būti atsakingas tik tai už sklandų procesą ir girdėdamas tam tikrus nuogąstavimus arba veiksmus paraleliai mediacijos procesų vykstančius, viskas, ką jisai gali daryti, tai tiesiog bandyti kelti tas temas ar nedėti ant mediacijos stalo ir apie tai kalbėtis, vertindamas, o kaip
kaipgi jos įtakoja tą tarimosi procesą. Tai tikrai sutinku, kad nėra tobula situacija, bet apie tai ir kalbam, čia ir norisi, ar ne, tos tokios diskusijos būtent, kaip matyt reikėtų ir ko mes tikimės iš tų mediatorių. Ir iš ties, kaip ir sako, turėjau praktinę situaciją, kuomet vyko mediacija, skyrybų atvejas, šalis kreipėsi mediacijos ir atrodo, kad nori tos mediacijos, bet kol ta mediacija vyko, prasidėjo 2 ikiteisminiai tyrimai. Atrodo, mes jau kažkokią pažangą padarom vienu klausimu, artėja antras susitikimas, man kita šalis atsiunčia ten ikiteisminio tyrimo duomenis. Sako, jūs žiūrėkit, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir taip antras pradėtas. Na ir supratom, kad su kiekvienu susitarimu atsiranda naujas procesas lygiai grečiai kažkur. Tai teko irgi konstatuoti, kad ta mediacija dėja, bet nėra tikslinga, nors nepaisant to, kad aš kaip mediatorius, kaip ir sako, negaliu pasakyti, kad susilaikykit nuo kažkokių veiksmų. Aš sakau, kad aš rekomenduočiau jums susilaikyti, jeigu norėtume pamėginti, bet vis tiek šalis turėjo kitą požiūrį ir dėja, bet nepavyko. Taip, tai čia turbūt apie tai ir kalbam, kad įprastai mediatorius, tokiam geram, ar ne, mediacijos procese žino daugiausiai, nes jisai žino ir vienos pusės, ar ne, ir užkulisius, ir mediacijos procese vykstančius dalykus, ir kitos. Ir apie tai ir kalbam, kad mediatorius, ta pareiga nutraukti procesą, iš tikrųjų kartais tikrai ta žodžio prasme pareiga ir tampa, ir valdydamas tą informaciją, jisai tikrai turėtų priimti sprendimus, matydamas, kad vis tik tai mediacijos procesų naudojama kitais tikslais, nei vien tik tai susitarti. Ir čia turbūt jis ir tampa tuo saugiklių garantų, kodėl, pavyzdžiui, dėrybos mediacijos procese su mediatoriumi yra, galima sakyti, kartais tokios galbūt kokybiškesnės ir saugesnės negu dėrybos tik tarp 2 šalių, kuomet nėra tos trečiosios neutralios šalies, kuri nemato, kas galbūt vyksta ir šalia. Bet čia tas pats pasakytina ir apie teisminę mediaciją. Tai jeigu mes turime, nes kartais toksai, ne kartais, o tiesiog sudaro įspūdis ir taip yra, kad mediatorius veikia sau tarsi, o įstatymas numato dar eilę kitų galimybių šalims. Ir nėra, tu kaip sakau, tos koreliacijos, nes, pavyzdžiui, teisminio nagrinėjimo metu juk šalims nutarus eiti į teisminę mediaciją ir naudotis, joms nėra uždrausta toliau vystyti procesą, kuria prasme teikti papildomus įrodymus, kažkokius, tai sakykime, irgi rinkti net kažkaip galbūt net ir kaip sakoma, kurti tos įrodymus vėlgi inicijuojant. Ir tada, vėlgi klausimas, ar tai yra gerai, jeigu mes žiūrime, kad, vis tiek mediacijos procesas tai yra, žingsnis, link to gėrio, vadinkim, bendro kažkokio tai pasiekimo, tai kaip galima tuo pačiu metu sėdėti prie bendro stalo, tartis ir ieškoti kažkokių sąlyčio taškų, kai kitas veikia, turėdamas visai ne tai, kad kita intencija, bet tiesiog paraleliai vyksta kitas procesas. Tai arba tada sakom, kad nuėjom į mediacijos procesą ir tada stabdom viską ir nieko ten netykit, nedarykit. Vėlgi, kita vertus, vėlgi drastiškai pasakyti, kai negali ignoruoti galbūt kažkokių tai ten, nežinau, smurto protrūkio, arba ten vėlgi galbūt kažkokių tai, kada ignoruoja išlaikymo vaikams klausimą, sakykime, nors tai vėlgi tų laikinųjų kažkokių priemonių taikymų ir tada mediacija jinai tokia tampa, tokia fikcija savotiška. Tai Bet iš to, ką girdžiu, tai suprantu, kad tas pagrindas mediatoriui nutraukti būtent mediaciją ir yra tas toksai kaip sprendimo būdas šitoj vietoje, kalbant apie Ingos minėtą įstatymo nesuderinamumą. Kviečiu dabar pažiūrėti į kitą pagrindą, tai yra, kai mediacija baigėsi šaliai atsisakius dalyvauti mediacijoje. Ir mano klausimas būtų, ką mediatorius turi pažymėti tada savo pažymoje tokioje ir kam ta pažyma yra iš vis tada adresuojama. Tai vėlgi, jeigu mes kalbame apie situaciją, kuomet viena pusė siūlo ar ne ginčą spręsti taikiai ir yra kviečiama antroji pusė dalyvauti mediacijoje, bet ji atsisako, mes tikrai dar negalim kalbėti apie įvykusį mediacijos procesą, bet tik tai apie siūlymą ar ne ir atsisakymą. Tai tokiu atveju mediatorius išduoda pažymą, kuri pažymi ne mediacijos baigti, bet apie tinkamai inicijuotą procesą. Tai privalomosios mediacijos atveju tai yra labai svarbi ta pažyma, nes ji tampa tokiu kaip
kaip bilietų į teismą, ar ne, jeigu tinkamai yra gyvendinta, nustatyta iki teisminio ginčo sprendimo tvarka, tuomet tinkamai procesą inicijavusi šalis įgyja teisę ginčą spręsti teisme. Neprivalomosios mediacijos atveju galbūt tai nėra taip svarbu, kaip įrodymą pateikti teismui, bet tai yra vėlgi, bylojimas ir tokia deklaracija apie tą ketinimą ir pasiūlymą kitai pusėje, bandyti ieškoti tų būdų, kaip išspręsti ginčą taikiai. Tai tas svarbu labai nesupainioti ir nelaikyti šito etapo, kuomet realiai dar nebuvo sutikimų ir nepereita į mediacijos proceso organizavimo susitikimus, kad šita baigtis jau yra laikoma mediacijos pabaiga, tai byloja labiau apie mediacijos inicijavimo proceso pabaigą. O kaip yra su tais atvejais, kai mediatorius negauna šalies jokio atsakymo, tiesiog išsiunčia kvietimą atvykti į mediaciją ir tas pranešimas yra išsiunčiamas kaip į niekur? Galbūt ne visai į niekur, į ten, kur inicijuojanti šalis kokius duomenis pateikia, tai yra elektroninį paštą ar adresą, bet labai svarbu suprasti, kad mediatorius nelabai gali ir turi galimybę kontroliuoti, ar ne? Tai nėra teismas, kuris gali kažkaip atvesdinti šalis. Paprastai mediatorius naudojasi ir kliaujasi, ar ne, inicijuojančios pusės pateikiama informacija, tai vėlgi čia turbūt apeliuojami tai, kad mediacija inicijuojanti pusė turi būti labai atidi ir dėti pastangas pirmoje eilėje pateikti tinkamus kontaktinius duomenis, bet netgi ir tokiais atvejais esant mes kartais kviečiam antrąją pusę ar elektroniniu paštu ar išsiųsdami registruotą laišką, bet tokio atsakymo ar nėra, skambini telefonu, neprisiskambini ir tai tikrai pasitaiko tokiu atveju. Tai mūsų kaip mediatorių pareiga yra tinkamai išsiųsti ar ne kvietimą, bet mes nesam atsakingi už tai, kad kažkaip tai įsitikinti, kad antroji šalis gavo tą kvietimą mediacijai. Pasitaiko visko, tikrai būna ir klaidingų adresų, ir galbūt ne tų nurodytų adresų, tačiau tai jau nebe mediatoriaus atsakomybės ribos ir ką daryti tokiu atveju, tai vėlgi, bent jau Lietuvos mediatorių rūmų rekomendacija apie tą tinkamą, kokybišką, efektyvų mediacijos inicijavimo procesą byloja apie tai, kad mes raginame visus mediatorius kaip įmanoma anksčiau pasistengti, neformaliai mediaciją inicijuoti, bet kaip įmanoma anksčiau stengtis užmegzti tą asmeninį kontaktą. Tai vis tik tai pabandyti susisiekti ar ne, su antrąja ginčo šalimi. Jeigu padaryti to nepavyksta, aš visą laiką galiu pasiklausti inicijuojančios pusės, patikslinti duomenis, galbūt yra kitų kažkokių tai kontaktų ar senesnių adresų. Kitaip tariant, pasistengti išnaudoti visus įmanomus būdus, kiek tai leidžia situacija, vėlgi kalbant apie valstybės finansuojamą mediaciją. Tas laikas yra ribotas, nes inicijavimui skirta tik 1 valanda, tai tiesiog reikia suprasti, kad mediatoriai turi protingai tą laiką paskirstyti. Galbūt privačios mediacijos atveju turim šiek tiek daugiau tų galimybių, ar ne, kaip pasibelsti į tą antrąją pusę. Bet jeigu to atsakymo vis tik tai nėra, yra įstatymą nustatytas terminas, ar ne, kiek mes turėtumėm laukti antrosios pusės atsakymo ir jeigu jo nesulaukiam, tiesiog išduoti pažymą vėlgi inicijuojančiai pusėje apie tai, kad tinkamai buvo inicijuotas procesas, o antros pusės nesutikimas arba atsisakymas arba jokio atsakymo nepateikimas yra traktuojamas kaip atsisakymas. O man įdomu, ar praktikoje yra pasitaikę jums tokių atvejų, kai baigėsi įstatymą nustatytas terminas, per kurį šalis turi išreikšti savo sutikimą, nesutikimą. Jūs išduodate pažymą apie mediacijos tą tinkamą inicijavimą kitai šaliai ir staiga atsiranda ta antroji šalis ir sako, aš kažkaip neapsižiūrėjau, tarkim, ar kažkaip nesureagavau laiku, bet visgi norėčiau išbandyti mediaciją. Ką daryti mediatoriui tokioje situacijoje ir ar buvę apskritai tokių atvejų? Aš turėjau, bet tai yra privati mediacija. Ir tai iš tikrųjų, kaip ir Indrė sako, tai tikrai yra skirtumas. Todėl, kad vėlgi privatus mediatorius, jis tikrai, šiek tiek, aš taip pasakysiu, disponuoja tuo laiku, vėlgi atsižvelgiant į šalies, kurį jau kreipėsi, tą tokį norą ir taip yra ištransliuojama, kad yra tam tikri terminai ir visa kita, ir kitai pusiai teikiant pasiūlymą. Lygiai taip pat, paklausama, žiūrėkit, jeigu bus taip, kad, neatsakys, nes būna, tarkime, sako, gali neatsakyti, nesureaguoti, bet šalis, tarkim, todėl, kad, pastoviai komandiruotėse išvykę ir panašiai, tai, sako, gali tiesiog, nesureaguoti.
Tai aš visada, prašau tiesiog tos valios išraiškos rašytinę formą, kad, ar sutinkate, tarkime, tiesiog laukti ilgiau. Todėl, kad vėlgi, tokią galimybę, nors įstatymas mato, bet tarsi ir neuždraudžia. Tai toks atskaitos taškas tas laikotarpis. Ir iš tikrųjų buvo taip, kad laukiam ir parašė, patvirtino, kad gavo ir sprendžia, kad reikia pasikonsultuoti su atstovu. Ir iš esmės paskui dingo. Tiesiog dingo jokio atsakymo. Ir išdaviau pažymą, atsirado po nepilnų poros savaičių, kai jau viena šalis iš tikrųjų rengia procesinį dokumentą. Tai vėlgi, kad, žinot, man buvo blogai ištransliuota, man blogai paaiškino atstovas, pasakė, kad tai nieko gero neduos ir taip toliau. Ir pats savo nedrįsau pripažinti, kad atėjau prie tokio proceso. Žmogui buvo nelabai tikėta iš tikrųjų. Tai nebe kažkieno pagalbos matyt, buvo priimtas toks sprendimas. Tai iš esmės, buvo paprastai, kad jūs turite tada jau susisiekti su kita pusė, kuri jau buvo inicijavusi, ir jeigu jinai sutiks tą pusę, ta šalis, tai galime tada bandyti ir startuoti ir panašiai. Tai šitoj vietoje, kadangi buvo privati mediacija, tai aš nemačiau kažkokių tai problemų. Vėlgi, kita inicijavusi mediaciją anksčiau šalis jį sutiko, tai aišku, buvo aptarta ir jau patirtos tam tikros išlaidos, kurias patyrė jau rengiant procesinį. Tačiau iš esmės, vėlgi, aš tiesiog žiūriu labai lankščiai, todėl kad vėlgi tai yra žmonėms. Tai iš esmės tikrai kompromisai buvo rasti ir tiesiog, kaip aš sakau, neformalus pažiūrėjimas į tą termino taikymą, bet tam, kad būtų vis dėlto šalims kažkokia nauda. Bet natūralu, kad jau reikėtų tikrai ir to šalies, kuri buvo inicijavusi sutikimo. Tai faktas, kad su atsibudusią šalimi ar išsiaiškinusią, kame ten reikalas, tikrai nebus tos mediacijos vienašališkos. Privalomoje mediacijoje, sakykime, valstybės garantuojamos teisinei pagalboje, tai, kiek žinau, yra truputėlį griežčiau žiūrima turbūt į tuos niuansus. Aš sakyčiau, kad labai panašus tas modelis, nes tikrai tų vėlavimų, tai pavadinkim, ar ne, ir vėlesnių sutikimų pasitaiko, bet aš čia visiškai, Inga, pritariu Jums, kad mūsų kaip mediatorių tikslas visuomet vesdami ar neadministruodami tą lankstų procesą, neformaliai jį ir žiūrėti. Ir jeigu, tikrai į mus kreipiasi šalis, kuri, savo sutikimą nori išreikšti vėluodama, net ir valstybės finansuojamos ir privalomosios mediacijos atveju, turbūt tą sprendimo teisę atitenka inicijavusiai pusiai. Tai ką galėtų mediatorius padaryti, tai tiesiog informuoti apie tai, kad, vis tik tai yra noras išreikštas. Ir jeigu pirmoji pusė sutinka, tikrai galima kreiptis į valstybės garantuojamas teisinės pagalbos tarnybą ir atnaujinti mediaciją ir ją vykdyti. Tai čia svarbu tikrai, jeigu abi pusės geranoriškai to nori, tai dažniausiai mes randam tos kompromisus ir manau, kad praktika tiek privati, tiek valstybės finansuojama yra labai labai panaši. O ką daryti mediatoriui su pažyma, jeigu jis jau ją yra išdavęs? Ar gali šalis prašyti ir ar mediatorius turi ją kažkaip keisti, atšaukti, kas vyksta? Aš manau, apskritai ta mediacijos pažyma, mes neturim kažkaip kalbėti apie jos keitimus, atšaukimus. Jeigu jau buvo taip, kad buvo suėjęs terminas ir mediatorius pažymą išdavė, abiem šalim pageidaujant ar ne, tą mediacijos procesą galima atnaujinti, bet tikrai nereikia tos pažymos kažkaip tai naikinti. Šalis turi suprasti riziką, kad jinai lygiai taip pat galiojanti ir mes, kaip mediatoriai, negalim sukontroliuoti pirmosios šalies ketinimų, galbūt staiga imti ją ir pasinaudoti, nes jinai tokią teisę procesiškai turi, ar nežiūrint į reguliavimą. Bet įprastai vėlgi aš kalbu apie tai, kad jeigu tikrai abi pusės nori bandyti, tai tas mediacijos pažymos klausimas jis tiesiog taip ir lieka, nes šalis koncentruojasi į procesą ir jeigu mediacija įvyksta, jos pabaigoje mediatorius vėlgi gali jau išduoti tuomet pažymą apie mediacijos baigtį, kuriame ir nurodys, ar jis baigėsi taikiai, sudarius kažkokį susitarimą, ar vėlgi kažkuriuo tai iš pagrindų vienai šaliai abiems pasitraukus, ar mediatoriui priėmus sprendimą nutraukti mediaciją. Dar norėčiau apžvelgti vieną pagrindą, kai galima mediaciją užbaigti abiejų šalių pareiškimu. Kokie tai yra atvejai, ar jie pasitaiko dažnai praktikoje ir ar tekę susidurti?
Tikrai yra ir tikrai pasitaiko. Galbūt aš sakyčiau, mano praktika byloja, kad tai vienas rečiausių mediacijos užbaigimo pagrindų, bet kaip pavyzdžius galėčiau paminėti. Na, sakykime, pasitaiko ypač sprendžiant šeimos ginčus, kuomet kalbam apie santuokos nutraukimą, ar ne, šalis nusprendžia, pavyzdžiui, susitaikyti ar ne ir tęsti bendrą gyvenimą ir mes kaip mediatoriai vadinam, kad jie rado bendrą sprendimą, tik galbūt ne tokį, dėl ko atėjo, bet kitokį, ar ne, ir nusprendžia nebesinaudoti mediaciją. Kartais pasitaiko atveju, kai kuomet, sakykime, ginčo šalims jos yra linkusios mediaciją tęsti, bet, pavyzdžiui, jom gali netikti mediatorius, su kurio dirba, ar ne, tai jos gali drauge priimti sprendimą, pavyzdžiui, pakeisti mediatorių kitu, ar ne, ir toliau, ieškoti kitos kandidatūros apie savo valią išreikšdamus mediatoriui. Dar kai kada gali, tarkim, naudojantis valstybės finansuojama mediacija, baigtis, finansuojama valandų skaičius ir kuomet dar šalis yra neradusios, ar ne, ginčo sprendimo, tarsi susitarimo dar nėra, bet pasitraukti irgi valios dar nėra, tai tokiais atvejais vėlgi tai gali būti abipusis šalių sprendimas, galbūt nebetęsti tenai, ar ne, savo lėšomis nefinansuoti to mediatoriaus paslaugų, bet nutraukti tokį ginčo sprendimą mediacijoje abiejų šalių valia. Tai tikrai galbūt tai yra pavyzdžiai, su kuriais man teko susidurti, nežinau, kolegos galbūt kažką dar kitą galėtų paminėti. Tiesiog būna kartais, kad tas šalių pasitraukimas, nežinau, jis irgi nėra man tekę kažkaip tai labai daug turėtų tų patirčių, bet tiesiog esu girdėjusi, kada šalis trūksta šalims informacijos ir jie neturi ginčo, nėra ginčo esminio jokio, tačiau jie kažkaip sugalvoja, kad mediacija reikalinga. Tai ta informacijos toks vakuumas ir jie tada kreipiasi ir tada pamato, kad ir mediatorius pasako, tai o kame ginčas, dėl ko nesutarėt, kas yra? Jie sako, viskas gerai, tai ta prasme, mums viskas gerai, mes viską čia nesiginčiam, mes viską turim jau nusprendę. Tai šitoj vietoj tada, vėlgi, ir būna lūkestis taikos sutarties galbūt paruošimo arba santuokos nutraukimo pasiekmių. Ir šitoje vietoje jau mediatorius iš tikrųjų turėtų spręsti ir žinau, kad vienu metu, kai nebuvo tiesiog nepilnamečių vaikų, mediatorius pasakė, tai tada kaip, aš jums neruošiu sutarties taikos, nes, vėlgi tai mediacija nėra paskirtis tik tai kažkokios taikos sutarties ruošimo. Žmonės buvo nukreipti pas notarą. Jie tiesiog sako, tai mes išeiname tada iš tos mediacijos, mes pasitraukiam, nes ne mūsų lūkestis netoks. Tai čia vėlgi tas pasitraukimas kaip pasibaigimo pagrindas mediacijos, jis gali būti visai dėl kitų priežasčių. Taip, čia galbūt apie tai, kad pasitraukimas iš, galbūt abiejų šalių sprendimas pasitraukti iš mediacijos dar nebūtinai reiškia ginčo sprendimo taikiai pabaigos, nes jie galbūt, jiem pakanka tiek, kiek mediatorius įdėjo, jie galbūt išsprendė svarbiausius dalykus, bet toliau galbūt gali ir advokatų pagalba, gal ir savo jėgomis, pabaigti tą ginčą spręsti taikiai, bet jau be mediatoriaus pagalbos. Tokia baigtis irgi tikrai galima. Tai truputėlį jau palėtėm tą taikos sutarties temą, tai noriu klausti, kokia jūsų nuomonė dėl taikos sutarties rengimo ir kaip praktikoje, su kokiam situacijom dažniausiai susidurėte, tenka ar rengti tas taikos sutartis, netenka, kokie būtų patarimai ir įžvalgos? Sauliau, gal nuo jūsų pradėsiu. Pas mane praktika labai paprasta. Kuomet šalys ateina, aš vėlgi grįžtu prie to paties, aiškiai pasakau taisyklės. Mediacijos procesas ir rezultatų įforminimas nėra taikos sutarties rengimas, tai yra atskira mokama paslauga, kurią mediatorius įsivertinę savo turimas galimybės gali jums suteikti arba jos gali nesuteikti, jeigu tų kompetencijų nėra. Tai šalis mediacijos pradžioje pas mane sužino, kad aš nerengsiu jom taikos sutarties, už tas valstybės garantuojamas, jeigu mes kalbame valandas, ir jeigu norės galės pirkti. Tada šalis jau susimąsto, ar čia viskas gerai, ar čia tikrai, ir žinau, kad yra buvę atveju, kuomet kreipėsi tarnybą paklausti, nes pasakė, kad mediatorius man turi parengti visus dokumentus nuo A iki Z, įspręsti klausimus, priduoti į teismą, pateikti teismą ir dar ten kažką padaryti. Tai ne, aš visada pasakau, kad ne, tai nėra mediatoriaus funkcija ir jeigu jūs norit pirkti tą paslaugą, jeigu aš turiu tokią galimybę. Aš tos dokumentus be abejonės rengiu, bet kaip ir minėjau, tai yra jau kita atskira paslauga. Aš manau, kad labai svarbu, kaip mediacijos pradžioje šalim aiškiai nurodyti,
kokia yra mediatoriaus funkcija visame procese tam, kad šalis jo žinotų. Nes jeigu mediatorius pradžioje nieko nepasako, o šalis susitarė ir ateina tas momentas, kuomet jau reikia ten finalizuoti visus tuos susitarimus ir sakote, aš laukiu dokumentų, kada jūs man atsiūsit, aš nieko negaunu, jūs čia man kažkokią pažymą ir dar ten aš parengiau mediacijos susitarimo projektą, kur nurodo, kokie klausimai kilti ir ką šalis pasiekė. Na, tam jeigu kaip kažkokį teisininką kitą, kad kitas asmuo paėmęs maksimaliai žinotų, apie ką buvo ir kokie tie pasiekti rezultatai. Bet tai nėra dokumentas tinkamas teismui. Ir pasakai, kad čia ne, tai jūs manęs neinformavot. Tai, manau, labai svarbu informuoti, viską aiškiai nurodyti ir labai gerai įsivertinti galimybes, ar tu gebėsi parengti visus tuos dokumentus, kuriuo žadi šalį parengti. Nes praktika byloja ir kiek tekia matyti kolegų tų praktikų, tai kartais yra pervertinamas galimybės parengti dokumentų, šalis sumoka pinigus, ar tai už tų pačių valstybės garantuojamų pinigų, ar tai už atskirą papildomą sutartą sumą. Ir tie dokumentai, dėja, bet netitinka to, ką teismas norėtų pamatyti. Ne tai, kad teismas, bet ko įstatymas iš esmės reikalauja atitinkamo klausimo atžvilgiu. Tai net ir priimant pačią mediaciją, ar ne, pradedant nuo pačių pradžių, reikėtų labai tinkamai įsivertinti, ar tu gebėsi būti tinkamas mediatorius konkretaus ginčo atveju. Nes, galbūt labai smagu paimti tą, kažkokią statybų bylą ir ten kažką statybos rangos sutartis analizuoti ir pasakyti, kad aš ją analizuoju, bet jeigu tu nelabai turi žinių turbūt toje srityje, tai vargu bau, ar tu ten galėsi kažką padėti. Arba sudėtingos skyrybų atveju, kuomet būna labai daug kompleksinių klausimų, kaip ten akcijų dalybos, turto dalybos, iki santuokos, po santuokos, paskolos, vertybiniai popieriai, labai daug dalykų ir tu turi įsivertinti, ar tu gebėsi šalim padėti rasti tą variantą, jeigu šalis nėra atstovaujamas advokato. Jeigu advokatai yra, turbūt, kad advokatai padės tą didžiąją dalį teisinę nuimti. Nes vis tiek mediatorius, jis, kad ir teisininkas gali būti pagal įsilavimą, mediacijos procesų metu yra mediatorius, jis nėra teisininkas ir jis neturėtų konsultuoti kažko, nes tada šališkumas galimas, panašus dalykai. Tai aš reziumuojant, manau, kad labai svarbu mediacijos pirmo susitikimo metu šalis labai aiškiai informuoti apie tai, kaip atrodys mediacijos rezultatų įforminimas, be kito ko sutarties parengimas tuo sėkmės atveju. O kaip tuo atveju, sakykime, kad mediatorius apsiima rengti taikos sutartį, jisai turi kompetenciją, jaučiasi gerai šitoje vietoje. Ką jam daryti parengus taikos sutartį, kaip jis turėtų tinkamai elgtis, nes aš girdėjau atveju, kai mediatorius ir teismai pasisiūlo pateikti, tarkim, jeigu yra tvirtinama taikos sutartis teisme, pasisiūlo pateikti tą taikos sutartį per savo paskyrą. Kokia jūsų nuomonė šitoje vietoje yra? Gal Inga, matau, turi pasakyti ką? Aš tai skeptikė vis dėlto esu šitoje vietoje, net jeigu ir kompetencija yra, ir Saulius sako, kada galbūt labai yra sudėtingi klausimai. Kartais nereikia sudėtingų klausimų. Įvilkimas į teisinį rūbą, sakykime, formuluotė, jinai gali ir nesudėtingo klausimo būti pateikta netinkamai. Tai rodo visgi ir teisėjo vidinį įsitikinimą, kaip jis įvertins tas sąlygas. Kita vertus, formuluotė, atrodo, jį gali būti aiški šalims. Ir mediatorius tiesiog sako, gerai, tai šalis svarbu susitarė, bet jinai nebus aiški tam pačiam teismui, tarkim, arba galbūt įvykdymo procesą, jeigu užmesti akį taip, kaip tai turėtų būti vykdoma priverstinai vėlgi. Tai iš esmės parašymas, pavyzdžiui, kas dabar labai populiaru ir ant bangos, tokia tendencija, 50-50 principo, reiškia, dalyvavimas vaiko auklėjime ir bendravime ir padedam tašką. Tai, bendraujant ir su teisėjais, sakykime, tai kuo pasireiškia tas 50-50? Kas tai yra? Tos proporcijos, ar tai jos mes kalbam galbūt apie eilinės dienas, sakykime, ar mes kaip tik darome didelę skirtį galbūt
kažkokių atostogų, vasaros atostogų metu, kaip tai vėlgi turi būti dar galbūt eilė kitų punktelių, kurie turėtų būti aiškesni ir kurie galbūt padėtų tiem patiems tėvams paskui susivokti, nes tuo metu atrodo viskas labai paprastai. Kada kalbam apie mediatoriaus poziciją, vėlgi, ką ir teisingai pažymėjo ne kartą ir Saulius, ir Indrė, kad vėlgi, taikos sutartis, tai taip, tai labai puiku, tai sako, yra siekiamybė, bet tai nėra tas tikslas, būtent mediatorius. Mediatorius turi apšį darbo nuimti ir emocinį foną, galbūt, kad tie žmonės pradėtų šnekėtis ir surasti ir ginčo objektus, nes galbūt ir nesišneka ir daug kitų funkcijų ir dalykų. Bet nesakykime, rengti tą projektą. Nežinau, mano galva, kad vis dėlto turėtų būti tam tikras skirtis, kad kai advokatas rengia, o kai mediatorius šiek tiek turi, galbūt kitokias tas funkcijas. Vien tam, kad paskui, tie lūkesčiai ir nepasiteisinę formuluočių sąlygų formuluotės ar panašiai, jie netektų nusivilti ir vieniem ir nebūti tą mediatoriui kaltam. Taip, Indrė, matau, turit nuomonę. Taip, aš turiu nuomonę ir čia noriu visiškai sutikti ir su Sauliumi, ir su Inga, ir labai džiaugiuosi, kad mes jau, ir mediatorių bendruomeniai tikrai vieningai tai žiūrim ir norisi pabrėžti, kad mediatorius tikrai neturi pareigos, ar ne, nei įstatymą, nei kažkur kitur numatytos ruošti taikos sutartis. Greičiau, kai kurie mediatoriai turėdami tam reikiamų kompetencijų, patirties, žinių, ar ne, ir gebėjimų, gali pasiūlyti toje kaip pridėtinę vertę. Didelis klausimas, ar reikia tą daryti, nes nepaisant to, kai ir galiu, ar ne, labai yra sunku laviruoti tuose dviejose rolėse. Vis tik tai, bent jau aš matau tą taikos sutarties ruošimą labiau kaip atstovo, ar ne, funkciją. Ir mano galva būtų labai gražu ir aš labai skatinu visus mediatorius galbūt labiau ieškoti būdų, kaip įtraukti tuos advokatus, jų atstovus, ar ne, ir sklandžiai tą procesą įgyvendinti ir padėti jiems ruošti taikos sutartį. Todėl, kad klausantis Ingos, akivaizdu, kad tas taikos sutarties ruošimas, nepaisant vėlgi to reikiamų žinių ir patirties ir išmanimo, jisai ir procesiškai ir procedūriškai gali būti sudėtingas, nes rengimo metu atsiranda dar tam tikrų dalykų, kurie gali ir įplieksti vėl konflikto kažkokių formuluočių išgryninimas. Ir čia mediatorius vėlgi labai turi daug darbo, net ir taikos sutarties rengimo procese. Tai turbūt į tai, ar ne, mes tiesiog patys kaip mediatoriai turim labai aiškiai atskirti vėlgi savo funkciją, orientuotis į procesą, į tą galbūt rezultato pasiekimą, bet ne tiek į jo formalizavimą. Ir tikrai palaikau Ingos mintį, kad kiekvienas matyt turi dirbti savo darbą, ką geriausiai išmano, ir matyt mediatoriai turėtų orientuotis į tą tikrai emocijų sumažinimą, į pasiekimą tų taikų susitarimų ir pasitikėti atstovais ir jų kompetenciją ir galimybėmis ruošti. Ir juo labiau, tikrai jau nebeperlipti jau visiškai atstovo funkciją, tai yra teikti dokumentus teismui ar atlikti dar ir visai kitų priežasčių, kai kada mes irgi girdim, kad žiūrėk, ir su antstoliais pabendrauja dėl skolų išsiaiškinti, ar dar ten ir su kažkokia tai tarnyba, ar ne. Tai to atstovavimo jau reikėtų vengti. Čia, aišku, mes suprantam, kad didelė dalis mediatorių turi ir tą kitą profesiją. Mediacija paprastai yra ta antroji. Ir kartais mes tiesiog patys pametam tas ribas, ar ne. Tai norisi kažkaip tai grįžti į tai, kad jeigu jau prisėmiau mediaciją, tai nepamiršti, ar ne, ir neperlipti į tas kitas profesijas, pasitikėti ir labiau kalbėti apie įtraukimą, ar ne, mūsų tų dalyvių kitų mediacijos, kurie tikrai gali užtikrinti tą sklandų visą procesą iki pat užbaigimo. Tai gerai būna, kuomet šalis turi tos atstovus ir jos gali jų pagalbą pasinaudoti, bet neretai būna atveju, ypatingai iš tarnybos, kuomet būna gaunamos mediacijos, kad šalis neturi atstovų, bet rezultatas yra ta taika. Šalis susitarė ir aš bent, pavyzdžiui, kuomet darau tas mediacijas ir pavyksta sutarti, tai aš stengiuosi, kad tos aptartos sąlygos jau galėtų realiai atsidurti taikos sutarties tekste tokios ir, mano bent jau suvokimu giliu, kad teismas jas galėtų patvirtinti, kad tos sąlygos būtų aiškios, nedviprasmiškos kažkokios, kad jas būtų realiai galima vykdyti, nes, kaip ir teisingai sakė, galima šalis susitarė, ar ne, bet mediatorius turėtų turbūt pajusti tą vietą, kad nepaisant to, jog yra susitarimas, bet tas susitarimas yra abstraktus, neaiškus ir po to, nepaisant to, net jei ir teismas kažkokiu būdu patvirtins tą taikos sutartį, tai
vykdymas, kuomet prasidės realus šalių vykdymas, jom kils daugybę klausimų ir vis viena galiausiai atsidurs pas kokį antstolį. Tada antstolis sakys, man irgi neaišku. Tada antstolis kreipsis į teismą ir vėl procesas iš naujo. Tik tada ta taika, nepaisant to, jo bus ta taika, tarkim, bendravimo tvarka kažkokia, bet, išauks kažkokiu labai daug papildomų procesų, kurie, tą taiką turbūt nelabai ir paskatins. Tai iš esmės manau, kad vėlgi grįžtant prie to paties, ką ir sakiau, kad mediatorius turi įsivertinti, ar jis turi galimybę medijuoti atitinkamuose ginčuose, ar kad ir išlaikymas yra, aš susitariu, kad 400, tarkim, eurų per mėnesį. Nuo kada tas išlaikymas, į kokią banko sąskaitą, vienam vaikui ar visiems vaikam. Ir panašiai, ir panašus dalykai. Tai ar ten kažkokios išlaidos per pusę, ar kažkas. Yra labai labai daug dalykų, kuriuos reikia aptarti. Ir mediatorius, priėmęs tokį medijuoti procesą, turėtų žinoti, kaip tie klausimai turėtų būti sprendžiami teisme, kaip ir sako, žiūri praktiką, skaito teismų nutartis dėl trūkumų šalinimo, apskaitai teismų praktiką kažkokią. Tai, nereikėtų pabijoti turbūt įdėti ir pastangų į savo kompetencijos keliamą, tam, kad būtų galima tinkamai tą ginčą spręsti, nes jeigu mes padarom taiką tik dėl taikos, bet ta taika realiai po to, uždarius mediacijos procesą, tik lieka mediacijos procesą, o realiai negali būti gyvendinta, tai, apie kokią mes tada tą taiką čia ir kalbam iš esmės. Aš tai galbūt tiesiog dar norėčiau papildyti šitoje vietoje, kad vėlgi žmonės dažnai paskui ieško kaltų. Ar jie gavo trūkumam šalinti nutartį su eilę punktų, kur teismui pasirodė kažkas nelogiška, netikslu ir visa kita, tai kas kaltas bus? Bus kaltas mediatorius. Jeigu paskui nevykdoma kažkas tai, arba ta šalis tuo metu suprato taip tą nuostatą, arba kad tikrai nekels problemų, bet pasirodo, ne taip viskas vyksta. Tai kas bus kaltas? Vėl mediatorius. Ir šitoj vietoj mediatorius negali būti kaltas, todėl kad jisai yra nešališkas. Gali būti kaltas kitos pusės atstovas, kuris galbūt kažkaip tai ten specialiai surašė, o kitas atstovas nesužiūrėjo. Tai labai dažnai, jeigu taip žiūrėti, ką kaltinti, tai kai kaltina advokatus, tarkim, tai natūralu, todėl kad advokatas bus šališkas, jisai turi jo funkcijos, jisai gina savo klientą. Mediatorius, jisai turi du žmonės ir nėra kažkokio kliento viršenybės vieno ar kito, ar nuo lyties, ar nuo, nežinau, tarkim, dar dėl kažkokių tai aplinkybių. Tai šitoje vietoje mediatorius turi nešti taiką, o neturi būti tas kaltininkas. Todėl tiesiog nesuderinami dalykai. Todėl iš esmės galbūt tas ir toksai, savo tų funkcijų savo apribojimas ir žmonėms išdėstymas, kad žiūrėkit, čia stop jau ir dabar, kad jūs ir labai, ponai, gal norit ir sutaupyti dar, nes tikrai tas labai ne paskutiniai vietoje yra ir visa kita, tačiau vėlgi, jeigu, kaip sakoma, yra gydytojas, yra stomatologas, tai kiekvienas turi, kaip sakau, tas funkcijas, tai matyt, jeigu skauda galva, tai mes neinam pas, nežinau, ten traumatologą kažkokį, tai čia lygiai tas pats. Tai tam, kad nesvelti ir paskui nebūti ta persona, kuri, iš tikrųjų kažko nepadarė, netaip surašė, netaip suprato ir visa kita, tai geriau užkirsti kelią, ką įstatymas pilnai numato ir nedaryti tų problemų ir nesukeltų lūkesčių. Ir šitoj vietoj, ką noriu pasakyti, kad tas ir yra skirtumas, matyt, kad mediatorius, jisai žiūri į tas šalis kaip visumą, vis tiek tai yra abu. Tai čia, tokie pasvarstymai, matyt, kurie, turėtų išsigryninti pas mus, pas tuos, kurie esame ir advokatai, ir mediatoriai, ir kurie kitą kartą galbūt jau labai pasitikė savo jėgom, bet vien ne todėl, kad kažkokia kompetencijos trūkumas, bet todėl, kad tai yra skirtingi vaidmenys. Tai išties labai plati tema, bet mūsų laida eina į pabaigą. Tai norėčiau užduoti paskutinį klausimą, kuris man natūraliai kyla beklausant Ingos. Kada mediatorius jau gali išduoti
pažymą apie mediacijos pabaigą arba kada gali laikyti mediaciją pasibaigus, rengiant taikos sutartį, ar jis turi sulaukti kažkaip tos taikos sutarties su parašais, ar užtenka jam, kad tik šalis susitarė dėl tų pagrindinių sąlygų ir toliau iškeliauja su advokatais pasibaigti šito proceso, kaip jam žinoti, kada jo darbas yra baigtas? Geras klausimas ir turbūt nėra vienareikšmio atsakymo. Aš vėlgi kalbu, noriu priminti, ar ne, ir turbūt dar kartelį akcentuoti tai, kad pirmiausia pagalvokim apie mediacijos proceso tikslą. Galutinis tikslas, nors neretai mes taip netgi ir kalbėdami sakom, taikos sutartis, vis tik tai nėra tas dokumentas ar ne kažkoks pasirašytas dokumentas, bet tai yra tai, kad šalis rastų sprendimus ar ne savo klausimams, dėl kurių jos atėjo į mediaciją. Kai kada mes baigiam mediaciją ir laikom ją sėkmingą, net nebūtinai išsprendę klausimus, dėl kurių šalis ginčijasi, bet priėmė kitokius sprendimus. Ir tai irgi jau yra tam tikra sėkminga mediacija, bet visiškai nereikalauja netgi jokių tenai, formalizavimų. Kai kada šalis gali rasti tą susitarimą ir, kaip mes ir kalbėjom, ar ne, ir kaip akcentuojam, ragint, atiduoti, formalizuoti jį į kitas rankas, ar ne, ir toliau tęsti tą ginčo kelionę, vertimo taikų susitarimu. Tai čia turbūt iš to ir kyla, kad mediatorius jokių būdų jis neprivalo laukti, kol ant kažkokio dokumento, taikos sutarties ar ten bet kurių kitų sutarties pakeitimų nugula šalių parašai. Bet kai kada mediatorius su šalimis susitarė, kad jiems mediatoriaus reikės tol, kol tie parašai nuguls. Ir matyt labai individualu ir spręsti, ar ne, tam tikrose situacijose. Jeigu mes, kaip ir Saulius minėjo, pradžioj susidėliojam, kokį indėlį aš kaip mediatorius įnešu į procesą, už ką aš būsiu atsakingas, už ką ne. Ir pavyzdžiui, taikos sutarties rengimas, mes patikim ar ne atstovams, advokatams, vėlgi galima tartis, kai kada šalis prašo, kad mediatorius neužbaigtų mediacijos tol, kol jie nesudės parašų, nes jiem taip yra saugiau. Tai tuomet mes laukiam. Kai kada, jeigu mes matom, kad procesas vyksta sklandžiai, mes galim laikyti, kad mano darbas jau baigtas, mes mediaciją baigiam taikiu susitarimu ir atiduoti tą visą formalizavimo procesą su atstovais, o gal net kartais ir pačiom šalims ir tikrai nebūtinai laukti. Tai tiesiog mediatorius turi labai gerai įsivertinti kiekvieną situaciją ir aš sakyčiau, kad tą sprendimą, kas dar yra labai svarbu, ne tik pats priimti, bet ir pasitarti su šalimis ir svarbu, kad jos ir pačios suprastų tą riziką, kokią jos prisiema ir kaip toliau gali baigtis mediacija. Tik tai visą laiką svarbu žinoti, kad jeigu tą mediaciją baigiam dar iki tol, kol tie parašai, sutartis taikos yra sudaroma ir parašai nugulama, mediatorius matyt vis dar turi būti budrus, nes gali būti, kad šalims jo vėl prireiks ir vėlgi ten derinant formuluotės arba pasikeičiant nuomonėm ir panašiai. Ir matyt, tai natūrali tokia galimas tikėtinas proceso tęstinumas, kuriam mediatorius turi būti pasiruošęs, jeigu tą mediaciją baigiam anksčiau. Aš tai tiesiog visada paprašau patvirtinimų. Elektroniniu paštu tiesiog, jeigu vėlgi žmonės turi ir atstovus, tai, kaip sakau, dėl pačios savo ramybės, aš tiesiog parašau, tai ar jūs jau susitarėt, ar jūs dėl visko susitarėt, ar dar reikalinga mano pagalba. Ir kad aš gaunu patvirtinimą, kad taip, iš tikrųjų būna, tikrai parašo, kad taip mes susitarėm, viskas tvarkoja. Tai ir dėkui. Tai, kaip ir sakau, tada jau tokia satisfakcija, kad kaip ir jau įvykdžiau. Dabar tikimybė, ar jie grįš ar negrįš, niekada negaliu žinoti. Tai iš esmės vėlgi, jeigu mes turim privatų sektorių, tai tas grįžimas vėlgi tai yra, kaip aš sakau, bet kokiu atveju, tai gali būti, tarkim, bet ir jau čia sprendžia pats mediatorius, tarkim, vėlgi. Jeigu mes turim vėlgi valstybės garantuojamo, tai tikrai žinau, kad lieka neišnaudotų valandų ir tikrai, sakykime, tiesiog grįžta su patikslinimais ir visa kita. Tai iš esmės labai skirtingi atvejai, bet yra tikrai, kada laukia, kaip Indrė sakė, laukia, neuždaro tos mediacijos, arba dar vienas atvejis, kuris mane dabar nustebino visai nesenai, kada pasakė, kad šalis susitarė, advokatas paruoš sutartį, ar ten advokatai, ir tada tegul atsiunčia sutartį su visais dokumentais mediatoriui, kuris yra nusiteikęs pateikti teismui. Tai va čia buvo klausimas, kodėl?
Tai nežinau, todėl reikia matyti ir kalbėti apie tai. Taip, tai todėl ir kalbam. Tai tikrai labai dėkoju visiems kalbėtojams, svečiams už pasidalintas įžvalgas patirtį. Žiūrovams dėkoju už tai, kad buvote kartu ir iki kitų kartų.